Išrikiuotis. Rikiuotės vadas pulkininkas Žėkas. Sveiki, kariai! Lietuvos valstybė ir jos kariuomenė prisiema atsakomybę už savo gynybą. Ir toliau rodysime pavyzdį visoms pasaulio tautoms, kaip reikia puoselėti savo laisvę ir nepriklausomybę. Linkiu, kad Lietuvos kariuomenės 1 divizija visada garbingai vykdytų savo pareigą. Tegul jie lydi didžiausia sėkmė tėvynės ir aljanso gynyboje. Galiu tik tai pasidžiaugti, kad nereikia kurti nuo nulio, nuo balto lapo. Yra nemažas įdirbis padarytas per paskutinius 5-6 metus. Linkiu visiems tik tai stiprybės, ištvermės. Jaučiame prezidento, jaučiame politinės vadovybės pasitikėjimą, ryžtą skirti papildomus asignavimus tam, kad mes spėtumėm laiku įgyvendinti tas, kas yra suplanuota. Dabar viskas priklauso nuo mūsų. Nuo mūsų, manęs ir jūsų, kurie stovite čia rikiuotė. Sėkmės. Laukia nelengvas darbas. Sveiki, kariai! Tamsta brigados generolė, vadovavimą rikiuotį perėmiau, divizijos vado pareigas pradėjau. Brigados generolas Aurelijus Salsauskas. Rikiuotė, laisvai! Gerbėmieji, šią istorinę akimirką dabar įamžinsime nuotraukoje. Du pakelti ir sukryžiuoti sidabro kalnai. Iškilminga diena, pradedame Lietuvos nacionalinės divizijos kūrimo darbus ir manau, kad nuo šio taško atsispyrę galėsime žengti toliau. Kaip jūs žinote, sprendimas dėl nacionalinės divizijos kūrimo buvo priimtas Valstybės gynimo taryboje dar 2023 metais. Visiškai neseniai priėmėme labai svarbų sprendimą dėl skirimo atitinkamo finansavimo, kad nacionalinę diviziją būtų galima įkurti su visais įgalintojais ne kažkada tai neapibrėžtoje ateityje, o iki 2030 metų, taip kaip ir buvo suplanuota. Žinoma, tai pareikalaus didelių pastangų, didelio susitelkimo, inovatyvių sprendimų, įskaitant ir finansinius sprendimus. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad turėdami ryžtingą, stiprią politinę valią mes esame pajėgus tai padaryti. Tad sveikinu visus su iškilminga diena. Ačiū. Tai šiandien buvot ir esam liudininkai labai svarbaus mums Lietuvos kariuomenėje momento. Tai buvo inauguruotas štabas ir paskirtas divizijos vadas, brigados generolas Aurelijus Salsauskas, labai patyręs sumanus karininkas, kuris šiandien kartu su savo štabu ir su savo padaliniais perėmė iš sausumos pajėgų praktiškai visą tą krūvį dėl pasirengimo tiek kovinio rengimo prasme, tiek parengties išlaikymo prasme. Tai manau, kad čia tik tai pradžia. Kaip ir savo kalboje minėjau, tai nėra kažkas naujo, unikalaus. Tam tikri padaliniai, jūs matėte, jie yra suformuoti, jie stovi. Tik tai ir buvo kaip sakant, sujungti po vieną vėliavą. Tokiu būdu, atpalaiduojant sausumos pajėgų štabą, jo vadą, vadovybę, kad geriau jie dirbtų ir rūpintųsi resursais, kaip aprūpinti tą diviziją ir kartu vystyti tuos pajėgumus iki nustatytos datos, tai yra iki 30 metų. Sveiki visi, paskirtas naujas divizijos vadas, brigados generolas Aurelijus Salsauskas. Sveiki.
Aš manau, kad pagrindiniai tikslai yra, aišku, kad divizija veiktų pati kaip karinis vienetas, gebantis operuoti visose mūšio apimtise. Ir kalbant apie intensyvumą, svarbu kalbėti ne tik tais apie sunkią, bet to pačiu lengvąją, bet to pačiu ir apie vidutinę. Tai kalbant apie laiko ašį, laikotarpis akivaizdžiai identifikuotas politinės vadovybės ir skiriamų resursų, 28-29 tie metai, kurie bus pagrindiniai divizijai transformuojantis iš vienos struktūros ir kitą, kalbant apie kovinės parengties išlaikymą ir nustatytų užduočių pasiekimą tuo laikotarpiu, kad 30 metai būtų mūsų pagrindinis tikslas veikiant vienetų kaip divizijai. Ačiū visiems.